savas garsas. Angelų kalnelis – tai projektas, kuriame 8 klasių mokiniai su mokytojais važiuoja į Rasų kapines prie Angelų kalnelio. Ten palaidoti negimę ar anksti mirę kūdikiai. Vaikai tvarko kalnelį, puošia kapelius rankdarbiais, rašo laiškus negimusiems vaikams, organizuoja parodėles. Projektas pradėtas 2010 metais. Iniciatorės mūsų mokyklos tikybos mokytoja Violeta Staniulionienė ir etikos mokytoja Daiva Novikienė. Šio projekto tikslai – skleisti ir puoselėti gyvybės kultūrą, tęsti tautos tradicijas, prižiūrėti kapelius, suvienyti moksleivius ir bendruomenę prasmingam darbui. Kasmet vis daugiau žmonių dalyvauja projekte. Lapkričio 22 dieną progimnazijoje vyko projekto Angelų kalnelis 3 etapas, kuriame susitiko projekte dalyvaujančių Vilniaus miesto mokyklų mokiniai. Į susitikimą atvyko Lietuvių namų vidurinės mokyklos ir Karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos mokiniai. Taip pat dalyvavo Pasaulio gydytojų už gyvybę, Lietuvos asociacijos vicepirmininkė Janina Tartilenė ir Jono Boska parapijos kunigas Massimo Bianco. Susitikimo metu Violeta Staniulionienė užsiminė, kad tikisi surasti rėmėjų, plėsti projektą. Taip pat vylėsi, kad prie Angelų kalnelio projekto prisijungs daugiau moksleivių ir plės savo supratimą apie dvasinę ir mokslinę šio projekto vertę. Po susitikimo uždavėme porą klausimų mokytojai Violetai Staniulionienei. Mano tėvai buvo gydytojai ir man visa šita, kas susijęs su gyvybė žmogaus, būtent asmens gyvybė, tai nėra svetima, nes mano aplinka tokia buvo, kad ir mamytė, ir tėvelis, ir broliukas yra gydytojai. Tai mano yra aktualu, artima. Mokytoja, o kas vyko ketvirtadienį būtent? Ar konferencija, ar čia buvo uždarimas kažkoks? Čia vyko mūsų projekto Angelų kalnelis, 3 etapas, Vilniaus miesto mokyklų dalyvių susitikimas komandų. Mūsų svečiai buvo iš Vilniaus Lietuvių namų vidurinės mokyklos ir Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokyklos mokiniai. Projekto tikslai, aišku, skleisti ir puoselėti gyvybės kultūrą, tęsti tautos tradicijas, prižiūrėti kapelius ir be to toks, altruistinis, tų vaikelių kapai yra apleisti, niekas jų neprižiūri. Sakyčiau, vaikams yra artimiausias objektas, kad vaikai gali padėti vaikam net ir mirusi, papuošti kapelius. Vilniuje ar Lietuvoje apskritai yra dar panašių tokių kapelių, kapinaičių? Yra labai daug kur yra. Ir vienas pirmųjų čia paminklų yra atsiradęs, paminklas negimusiai gyvybei ir tų, ypač po nepriklausomybės, tų kapelių negimusiai gyvybei labai daug yra jau atsiradę. Ir Kaune, ir beveik kiekvienoje ne parapijoje, bet kiekvienoje viskupijoje ir beveik vos ne kiekvienam rajone. O gal galėtumėt papasakoti, ką vaikai šiais metais vežė į kapines? Jūs tai darote prieš vėlines visada? Taip, mes prieš visų šventųjų šventę vykstame spalio mėnesio pabaigoje, prieš rudens atostogas. Šiemet šiaudinukų nuvežė daug. Kiškeliai šiaudų, bateliai. Mes stengiamės, kad kažkokie vaikų žaislai būtų. Ir visuomet būna vaikai atsiveža iš lapų ar gamtinės medžiagos puokščių pagamintų. Bet užpernai simbolis buvo vėžliukas, pernai ežiukas, šiemet tie šiaudinukai. Labai gražus. O ar daug mokinių sulaukite, kurie norėjo padėti? Labai daug, mes šiemet net atrinkom, kadangi pirmą kartą įtraukė Vilniaus miesto mokyklas, tai dabar teko komanda. Tai nedaugiau 6-7 vaikų, bet viena mokykla mus pavedė dėl mokytojos ligų, objektyvių priežasčių. Tai tada mes paskutinę akimirką dar paėmėm 8 berniukus ir labai džiaugiamės, kai paėmėm, kad tuos lapus nešiotų, nes maža darbo jėgos buvo, o buvom susitarę iš kiekvienos mokyklos po komandą. O anksčiau važiuodavo gausiai labai daug tų vaikų, o šiemet, kadangi 3 mokyklos, tai atrinkom. O važiuoja nuo 5-8 klasių tik tai? Ne, važiuoja tik 8. Čia vyriausių mokinių projektas.
Tikiuosi, kad šis projektas dalyviams duos daugiau negu gali atrodyti ne tik jiems patiems, bet ir aplinkiniams. Reziumuodamas šių metų projektą sakė organizatorės. Savas garsas.